Žmonės, kodas raudonas. Aš nebežinau, ką daryti, aš nebežinau, kas manęs belaukia, aš nežinau, kaip šitą situaciją tvarkyti, valdyti, kaip su jie elgtis. Dėl šito dalyko aš jau ilgai svarsčiau ir galvoju ir nervavaus. Žodžiu, tai yra labai rimtas dalykas, tiesiog pats rimčiausias dalykas, kuris gali mum kada nors nutikti, ne tik man, bet ir jum. Jūs irgi esate dalis šito. Tai kasgi tokio įvyko, kas yra, kas vyksta, kas... Tomzai, bus ramiai. Na tai aš jums ir pasakysiu. Mane tuoj aplenks Fukseris. Taip, žinau, atrodo toksai kaip ir menknikis toks dalykėlis, bet ne. Ne. Jūs galite man padėti. Tai jums reikia visiems pasakyti, visiems savo draugams pasakyti, kad pasubscribintų Tomzą. Ir jeigu mes aplenksime Fukserį ir surinksime 10 000 subų greičiau už jį, tai mes visiems laikams įrodysime, kad vaidybinis kontentas, ne, realiai, kad bet koks kontentas yra geresnis už Fortnite kontentą. Jisai šiuo metu, kai aš dabar filmuoju, jisai yra labai arti manęs, jis tuoj gali net mane ir aplenkti. Todėl aš turiu paskubėti šitą video greičiau padaryti ir išsiųsti į internetą, į interwebus. Jo, tenai viršui kažkur klaudus kažkokios. Ir tiesa, vieną dieną Fukseris netgi atsiuntė nuotrauką, kaip jisai žiauriai arti manęs. Ir jisai man parašė: Tomzai, legendos miršta. Ir taipogi jis man rašė, kad man yra kapai. Ką jisai turėjo omeny? Ar jisai turėjo omeny, kad aš keliausiu į kapines? O gal jisai turėjo omeny, kad aš pastatysiu kapą? Gal jisai turėjo omeny, kad aš iš vis būsiu kape? Iš tikrųjų mes galime daug spėlioti ir daug visokių dalykų prisakyti. Ir vis tiek mes jo žodžiais neaplenksime. Todėl aš noriu, kad jūs padarytumėt savo part šitame kare. Aš iš tikrųjų esu jau padaręs skelbimą. Štai yra vienas skelbimas. Matote, Kaip matote, jisai yra su LT Republiku. Tai yra dar geriau, nes tada kaip tik pritrauks žmonės, kad daugiau subscribintų. Mano draugas pamatė šitą skelbimą, jisai nusiuntė tą skelbimą net LT Republikui. Ir LT Republika sakė, kad maladies šaunuolis, aš jį pasubscribinsiu. Ir taipogi, aš net per jo vieną streamą girdėjau, kaip jisai pasakė tą legendinę frazę, legendinį posakį, kurio aš niekada neužmiršiu. Įjunkit ištrauką. Matote patys, kad net ir LT Republikas yra už mane ir prieš Fukserį. Tad būk ir tu toksai. Pasubscribink mane ir pabandome surinkti 10 000 prenumeratorių greičiau už Fukserį. Taipogi, aš nežinau, kaip atsišaudyti. Kaip parodyti žmonėms, kad geriau subscribintų mane, o ne Fukserį. Tikiuosi jūs turėsite idėjų ir jas paliksite komentaruose. Gal net kai kurias idėjas aš ir padarysiu, kaip pavyzdžiui, padaryk kokį... Nu ir tada kitam video ir padarysiu ir jūsų komentarai mesiu. Taigi dar kartelį, subscribinkit Tomzą ir unsubscribinkit Fukserį. Ačiū ir susitiksime greitai.